tuo pačiu jūs tapsite konkurencingas rinkoje. Pakalbėkim apie naujus rengiamus mokymus. Salono detalius valymo mokymus. Tai gali plačiau ką nors papasakot? Turim ir tokią opciją – detalūs salono valymo mokymai. Kas įeina į tos mokymus? Mes išmokstame salonus valyti sausų būdu, drėgnų būdu, garais, valyti tekstilę ir odą atskirai, bei į tos pačius mokymus įeina kaip teisingai impregnuoti odą arba tekstilę. Detalus salono valymas jau greit, bet paminėk pačius poliravimo mokymus. Tu pati atsakinėji į visus klausimus, kas čia per poliravimo mokymą. Esi susidūrus, kad žmonės klausinėja, ar įeina kartu apsauginių dangų mokymai, ar įeina kartu dažų priauginimo mokymai. Taip, Šaika, įeina. Kas vyksta poliravimo mokymų metu? Apžvalga sauso ir šlapio šveitimo būdo, dažų priauginimo mokymai. Žvelgsime visus porolonus, visus savikailius, visus hibridinius padūgus mikrofibrinius ir kas su kuo, kokia pasta vartojama, kokiais atvejais naudojami. Pačių medžiagų mes turėsim kelių rūšių, kelių gamintojų, kad jūs galėtumėte čia ir dabar iš karto pradėti labiau plačiau apžvelgti pačias medžiagas ir patys nuspręsit, kurios medžiagos jums yra patogesnės, arba galbūt dirbsite su visom medžiagom, su kuriais mokinsimės. Dar reikėtų paminėti, kad visą informaciją galite rasti mūsų elektroniniam puslapyje www.simdiso.lt skiltyje tinklaraštis. Ten yra sukelta visa informacija, kainos apie mokymus, ne vien tik tais apie poliravimo mokymus, taip pat apie stiklo poliravimo mokymus ir apie cheminį salono valymo mokymus. Ir jeigu netgi ir perskaitę skiltę, jums pritrūks informacijos, visada jūs galite kreiptis elektroniniu paštu info@simdiso.lt. Mielai atsakysiu.